Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt. Na, o kas mus seka, šį modelį jau žino. Taigi, M20R paruoštas naujam sezonui ir su svarbiu atnaujinimu. Žiūrėkite šį video, sužinosite M20R didžiausius pliusus ir koks atnaujinimas yra paruoštas jums šiam sezonui. Taigi, kalbant apie M20R modelį, jo išskirtinumai yra jo patogumas ir maža kaina. Na, mūsų meistrai ir mūsų sandėlis pasirūpina, kad visas mūsų transportas būna surinktas ir jums belieka tik tai įsijungti ir važiuoti. Na, o didžiausi privalumai yra 3 daiktadėžės, patogus būgniniai priekiniai ir galiniai stabdžiai, kuriems praktiškai priežiūros nereikia. Kojinis stabdis, ne tik rankiniai stabdžiai, rankinis stabdis netgi, galima užfiksuoti rankiną. Na ir patogus, išmanus ekranėlis, kuriame matysite tiek nuvažiuojamą atstumą, tiek greitį, be abejo, baterijos įkrovos lygį, kas ir yra elektrinėme transporte svarbiausia. Kadangi gaminame savo transportus gamyklose pagal mūsų užsakymus ir mūsų reikalavimus, o mes žinome jūsų, tai yra lietuvių klientų norus, kažkiek viena ausimi praeitais metais girdėjome, kad priekiniai amortizatoriai galėtų būti šiek tiek kokybiškesni, ypač važiuojant žvyrkeliais. Taigi pasirūpinome, kad naujasis modelis turi priekinius hidraulinius amortizatorius, kurie sugers visus nelygumus dar geriau. Taigi nebus jokio diskomforto jūsų rankoms, jos nepavargs, na, o priekinis ratas jums pasakys ačiū už tokią kokybę. Taigi, paprastai sakant, šis modelis tapo komfortiškesnis jūsų kasdieniniai veiklai. Na, o ryšium su tuo atnaujinimu, šis transportas tapo Ride-E kokybiškų premium transportų ženklo dalimi. Taigi, Ride-E M20R Pro, tai yra naujasis šių metų modelis. Na, dar viena svarbi savybė, dėl ko žmonės renkasi būtent M20R, nes jis yra ypatingai praktiškas. Jeigu jūs važiuojate vienas, galite tą sėdynę atsistumti, štai taip, ir šita yra daiktadėžė, joje matau iš karto lietuvių kalba parašyta instrukcija, vartotojo vadovas lietuviškai su visais galimais iššūkiais, problemų sprendimo būdais jame aprašytais. Tai grįžtant prie to, tai jūs atsisėdate čia, o jūsų keleivis atsisėda patogiai iš galo. Taigi keleivius ir svečius mes turime gerbti, turime jam duoti patogesnę vietą. Na, o patys, kol pavešim, jau šiek tiek pakentėsime priekyje be atlošo susispaudę. Taigi, sėdint ant modelio iš karto matau, ko galite paklausti. Ar modelis turi atbulinę pavarą? Taip, turi. Ar modelis gali važiuoti į priekį? Žinoma. Ar yra 3 greičio limitai? Taip. 1, 2, 3. Kurį norite, tą ir įsijungiate. Pirmas bus švelnesnis, antras vidutinis, trečias ir galingiausias, ir greičiausias. Na, o kad nenurėdėčiau, užtraukiu, pavadinkime, rankinį ir ramiai toliau jums pasakoju privalumus. Atsukame į jūs lempą, tai yra priekinis žibintas. Tikrai galingas ir gražus ledinis priekinis žibintas. Na, užtraukiu ir antrą rankinį, kad būtų saugu. Išjungiu transportą. Nueidamas paspaudžiu signalizacijos pultelį ir užrakinu šį transportą. O jeigu kažkoks vagišius prieis ir bandys jį nusistumti, taigi transportas užsiblokuos. Jo ratai užsiblokavo ir to neleis padaryti. O jeigu jis vis tiek bandys jį kelti, nešti, įsijungs signalizacija. Už nedidelę kainą jūs gaunate pilną surinkimą ir ištestavimą Lietuvoje, aukščiausios klasės komplektaciją ir kokybišką elektrinį transportą iš Ride-E šeimos, kas yra didžiausias elektrinio transporto pasirinkimas Lietuvoje. Taigi, o dabar šiek tiek sugrįžkime į statistiką ir specifikacijas. Taigi, šis transportas yra varomas 1000 vatų variklio, kuris yra gale. Jame įmontuotos yra 20 ampervalandžių švino rūgštinės baterijos. Jeigu norite ličio baterijos, keli šimtai eurų daugiau ir mes galime įstatyti ličio bateriją. Tačiau 90% klientų renkasi šios transportus su švino baterijom, nes tai ir pigiau. Galiausiai tas pačias baterijas po kelių metų galima pakeisti už tikrai nedidelę kainą. Taigi, ši 1000 vatų variklio
ir 20 Ah baterijos kombinacija leis įveikti iki 50 km atstumą. Na, kai kurie klientai praeitais metais mums yra pasakę, kad teko nuvažiuoti ir 60 km ramiai važiuojant, kai kurie sakė, kad nuvažiuoja tik tai 40, jeigu yra didelis svoris vairuotojo, ar reljefas, ar gazas yra spaudžiamas iki pat dugno. Na, o jeigu savo kelyje sutiksite kokį nors kalną ar kitą iššūkį, 60 voltų sistema leis tai veikti paprastai. Tai yra ne 48 voltų triratės, tai yra 60 voltų triratės už ypatingai gerą kainą. Ja surasite Riedis LT tinklapyje. Taigi, dar kartą išvardinam, ką gaunate pirkdami M20R Pro triratį. Naujus atnaujintus hidraulinius amortizatorius, visiškai kitas lygis rinkoje. 1, 2, 3 daiktadėžės, 2 sėdynės, jeigu nereikia 2 sėdynių, 1 sėdynė, posūkio žibintai, į kairę, į dešinę, tiek priekyje, tiek gale. Patogi sėdėsena, dešinys, kairys, rankinis stabdis, kojinis stabdis, veidrodėliai be abejo komplekte. Na, o didelis labai privalumas šio modelio, kad jo plotis yra 75 cm. Taigi pratilps praktiškai pro visas duris. O kadangi šiandien lietingas oras, negalime išvažiuoti lauką ir parodyti gyvo važiavimo, aišku, galite surasti praeitų metų video, kur tikrai tai pamatysite ir su šiuo, ir su kitais modeliais. Savo ekspozicinėje erdvėje pasidarėme iššūkį. Ir pažiūrėsime, ar šitas manevringas triratis jį įveiks. Taigi, apvažiuokime šiuos kūgius. Ar įmanoma tokį kampą išsukti? Ne, tokio neįmanoma. Gerai, važiuokime čia. Ar galime čia pratilpti? Super, puikiai. Ir vienas tik tai iššūkis yra neįveiktas, tačiau pabandome dar kartą. Na, kaip vertinate? Aš manau, kad tik tai kraštukas lietė. Taigi, mes turime praktiškai 1 metro atstumą, čia galbūt 1,5 ir mes sugebame išsisukti tokioje erdvėje. Triratuko negaliu pastumti atbulinių, tarp kitko, kodėl? Todėl, kad jeigu jūs važiuojate į didelę įkalnę ir joje sustojote, nėra galbūt labai gerų vairavimo įgūdžių, galima ir nuriedėti atgal. Todėl yra automatinė apsauga, atgal jisai nerieda arba rieda labai sunkiai. Išjungus raktelį, aišku, tai yra eliminuojama, nes elektronika yra atjungta. Na, o dar vienas patarimas, nepamirškite perskaityti vartotojo vadovo, nes ten mes dažniausiai 1 arba 2 lape rašome tai, kaip reikia prižiūrėti bateriją. O šių triračių baterijas, kadangi jos yra švino, prižiūrėti daug nereikia, bet jeigu ilgai nenaudojate transporto, supraskite, kad šitas pultelis yra siųstuvas, o imtuvas yra transporte, taigi tas imtuvas visą laiką laukia to mygtuko paspaudimo ir jis po truputį sodina baterijas. Jeigu pusę metų paliksite šį transportą ir neišjungsite elektros saugiklio, jisai tiesiog gali išsikrauti ir nebepasikrauti. Taigi prižiūrėkime savo transportą, pirkdami iš Riedis LT sužinosite visas taisyklės, kaip geriausiai prižiūrėti baterijas ir visas kitas dalis. O jeigu ką, mūsų meistrai jūs maloniai pakonsultuos. Praktiškai apvirsti yra sunku. Sako žmonės, triratis apvirsti. Na, keturatis žinoma yra komfortiškiau, nes yra 2 ratai, pakaba ir visa kita. Bet triratis yra labai geras apsisukimo kampas. Na, priklausomai, kur jūs važinėjate. Jeigu jūs vienkiemėje, tai turbūt didelio skirtumo nėra. Bet jeigu yra miestelis, yra miestas, yra siaurų vietų, tai triratis tikrai tam gelbsti ir jie praktiškai nevirsta, tai tik ką išbandėme. Na, o jeigu norite daugiau sužinoti apie Raidę šeimą, apie Riedis LT produkciją, apie šį transportą ar bet kurį kitą, elektrinį dviratį, elektrinį paspirtuką, elektrinį keturatį, nepamirškite, kad Riedis LT kolektyvas dirba labai sunkiai, kad pateiktume naujausius, geriausius, kokybiškiausius ir ne tik, kad pateiktume tuos modelius, bet juos ir aptarnautume. Taigi didelis komplektinių dalių ir detalių pasirinkimas, bene didžiausias Baltijos šalyse, viskas iš vienų rankų ir greitas aptarnavimas. Tai yra riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Na, o jeigu norite išbandyti šios transportus gyvai, užsukite į mūsų partnerių salonus arba į mūsų saloną Vilniuje, Kalvarijų gatvėje 269 Vilniuje. Na, o jeigu norite paskambinti, skambinkite mums telefonu 0633 77 888. Na, o jeigu yra techninių klausimų
norite užduoti kažką įdomesnio, labai laukiame elektroninių laiškų adresu labas@riedis.lt. Na, čia buvo Riedis LT vadovas Lukas. Tikimės, kad šis video jums buvo naudingas ir lauksime jūsų išsirenkant jūsų elektrinį transportą iš riedis.lt. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.